pristatė, tai esu iš Mažeikių, Gentė. Neolaitę atsiradau prieš 4 metus, jau dabar nuo rugsėjo mėnesio prasidėjo 5 metai. Kodėl aš atsiradau čia? Kaip ir visiems kyla tas klausimas. Aš turėjau labai daug stuburo problemų. Turėjau 2 išvaržas stuburo. Vieną prieš 30 metų, o antrą 15 metų atgal. Ir pastoviai vis skauda nugarą. Tai įtampa jaučiu, tai eina skausmai į koją ir tas operacijas aš jau turėjau, kadangi aš Neolaife nežinojau. Ir taip atsitiko, kad mano dukra prisijungė prie Neolaifo, Aurelijos klasiokės dėka, ir mano namuose atsirado pirmasis papildas Omega. Kodėl šitas? Nes kadangi buvo stubure skausmai, įtampos pastoviai skausmas, ir mes žinom, kad čia yra pats didžiausias antioksidantas ir kuris uždegiminius procesus malšina. Tai aš pastebėjau jau po 2 savaičių, kad aš kažkaip rečiau jaučiu nugarų įtampą, rečiau pasidaro tie skausmai tokie ir kažkaip ir tas miegas ramesnis pasidarė. Ir kadangi vis tiek atlikta operacija, tai man labai traukė mėšlungis. Tiesiog naktį reikėdavo keltis iš lovos, vaikščioti, taip sutraukdavo tą visą raumenį, kad jis tiesiog atsirasdavo netgi čia šlaunį, tokia kaip duobė. Ir tada, kada pradėjau vaikščioti į tuos mokymus, pradėjau išgirsti, ką pasakoja, tai tiesiog aš pradėjau vartoti kalcį magnį. Ir aš iš karto pajaučiau, kaip man nuima skausmą ir nuo įtampą nuo kojos, ir mėšlungis nebetraukia. Ir dar pajutau, kad po 2 mėnesių, kad man visiškai nebeskauda galva. Ką aš turėjau iki to migreną. Toliau atsirado pandemija, matau vitaminą C karalius. Būnant Neolaife ištiko pandemija ir mes 2 metus buvom su maskėm, tai man buvo pagrindinis produktas, kadangi aš norėjau išvengti skiepų, nesiskiepijau, ir šitas produktas tiesiog vitaminą C aš dėdavau, eidama į parduotuvę, į prekybos centrą, kontaktuodamas darbe, su kolegomis, į susirinkimus, pastoviai buvo vitaminą C naudojau. Ir dabar nematau šitą. Kadangi nuo nugaros skausmų aš ilgus metus vartojau labai daug nuskausminančių vaistų, energetikų įvairiausių. Ir aš pajaučiau, kad man sinusitas prasideda, akys labai sausėja. Ir džiūna burna nuo šitų visų tokių vaistų raminančių. Ir tiesiog mano namuose atsirado flavonoidas, kuris drėkina visą gleivinę, sakykime, plaučiai, bronchai, akių gleivinę. Ir pastebėjau, kad man visiškai nebereikia natūralių ašarų ir tos akys nebedrėksta ir bronchitas lygtai nebekošiu taip dažnai. Ir pastebėjau vartodama, kad man dar praeina ir, sakykime, išsiplaunu galvą ir tiesiog gerklę. Pradeda skaudėti gerklę, užkimsta balsas, tai tiesiog vitaminą C, flavonoidus pradėjus naudoti, aš pajaučiau, kad man tiesiog šitie visi dalykai praeina. Ką aš dar susitvarkiau, būdama čia šitai kompanijai, aš turėjau kairiojo pečio, buvo ištarpas degeneracinis prasiplėtęs ir tiesiog negalėjau rankos nei pajudinti, nei pakelti, nei apsirengti, šitai vargau 2 mėnesius. Irgi vartojau tos pačius papildus ir puikiausiai viskas man praėjo. Toliau prieš 2 metus turėjau plyšusi meniską. Meniskas buvo įstrižas plyšimas ir kryžminio raiščio viršutinis kryžminis raištis buvo plyšęs. Tikrai nedariau jokios operacijos, vėl pasididinau šitą dozę tų papildų. Tie patys kalcis magnis, omega, vitaminas C, flavonoidai ir dar česnako pridėjau ir alijošiaus geliukas, va čia matau, irgi be galo geras produktas. Šitą produktą aš tryniau visą parą, kai man buvo plyšęs tas meniskas. Ir po 2 mėnesių aš puikiausiai išėjau į darbą. Ir po šią dieną nejaučiu jokio skausmo.
Čia paminėjot vyrus. Mano vyras irgi, kaip sako, 2 metus sukinėjo prie smilkinio pirštą. Sakė irgi kaip ir sekta, kaip ir nesąmonė kažkokia, kol atsitiko taip, kad vieną dieną jam pritrūko geležies, vyras išstomens iš liemens, o hemoglobinas mažas, geležies nėra. Ir iš vaistinių šitie visi vitaminai nepadėjo ir tiesiog dukra pasiūlė, pabandyk, dabar nematau formulą 4. Ir per 3 mėnesius jis puikiai atsistatė. Ne, čia yra šitas, bet yra dar kitas, čia yra daugiau moterim reikalingas šitas. Jo, kadangi ten ir labai daug geležies, tai va, tai jis dabar irgi labai pasitikė šitą, kaip sako, bendruomenę, šitais produktais ir vartoja, ir provitalitį vartoja, tai yra be galo geras produktas, tai yra ir organizmui pastiprinti, jis ir glaukomą turi, ir, sakykime, prostatą vyrams, kas turi problemų. Tai va, šitie produktai yra be galo veiksmingi, džiaugiuosi, kad esu čia ir tiesiog 2 maišus cheminių vaistų išmečiau į ten, kur reikia juos atiduoti ir dabar mano vaistinėlė yra tik šitie produktai.